Sveiki, brangiai. Kurį laiką nedariau video. Tačiau šiandien sakau, reikia pasidalinti su jumis vienu projektu, kurį ilgą laiką buvom apleidę ir testavimas, kiek iš tikrųjų užtrunkame vienus ar kitokius dalykus atlikti ir preliminariai, kad turėtume įsivaizdavimą ateities projektams. Tai turėjom tokį, neturėjom, o turime tokį projektą dėžutės paštomatams. Jisai apie, kaip ir pavadinime, apie dėžutės. Daug laiko neskiriame jam, nes tai yra truputėlį po naujų metų startuosim, nes šiemet jau ir taip užsivertė visi darbais, kalėdiniam prekybom ir panašiais dalykais. Taigi, gal visų pirma, pažiūrėkime, kaip atrodė prieš tai tas mūsų tinklalapis. Taigi pats pateikimas tinklalapio, jis nebuvo pakankamai išvaizdus, labai paprastas. Atsimenu, kai jį kūrėme, tai buvo labai reikėjo greitai, labai biudžetiškai sudėlioti, kad būtų galima pateikti prekybai. Taigi tikrai labai paprastas, asortimentas irgi nebuvo labai kažkas įspūdingo, kaip ir tiesiog labai viskas lengvai paprastai. Na kągi, o dabar einam pažiūrėti, kaip atrodo po pakeitimo. Matėm, kad tenai pats nebuvo kažkas wow. Taigi, dėžutės paštomatams. Tai iš karto matosi, kad atsinaujino visas pirminis puslapis. Miksavome tarp paštomatų tiekėjų nuotraukas, tai kad žinotų, kam jie skirti. Nes pas mūsų pagrindai eina DPD, Winnipeg'as, Omniva, LP Expressas, šitie paštomato dėžutės pagrindinės. Tai miksavom tarp tų visų nuotraukas, dėliojam, turim savo TikToko kanalą sukūrę, atvaizdavom, 2 tik tai įrašai, turim patarimų skiltį, yra naujienų skiltis, kurią mes dar nesam įdėję, tačiau taip atrodo tas mūsų pirminis puslapio vaizdas, kas tikrai yra ženkliai skiriasi. Ta pati parduotuvė irgi atsidarius, atrodo daug paprasčiau ir gražiau. Tai mums užkraus, taigi pateikimas. Dėliojame naują logiką, sudėjome palei dydžius, tinkančius paštomatus. Praktiškai visos dėžutės tinka visiems paštomatams, kurios dabar sudėtos. Planuojama, kad bus daugiau, nes tam tikri dydžiai tikrai skiriasi, kas liečia M, L ir kam bus naudojami. Tai dabartiniai paimti tie tokie universalūs, kurie tinka, bet yra ir dėžutės, kurie turi specifinį dydį, specifiniam pakavimui. Tai tikrai bus nemažas asortimentas, pasirinkimas ir taipogi galima atsidaryti, pažiūrėti, kaip atrodo pats produktas, pačios dėžutės. Vėlgi, dar reikia individualizuoti kiekvieną dėžutę. Labai bus sveikintina numatyta, kad bus dydis, video, jo surinkimo instrukcija, nes kadangi tai yra greito uždarimo, pas mūsų šiuo atveju TikTok'e buvo pradėta kažkada daryti tą greito uždarimo dėžučių pristatymas, kaip tai turi atrodyti. Tai ir mes matome čia video, kad kaip reikėtų susilankstyti, nes iš tikrųjų pirmą kartą lankstant, reikia pagalvoti, kaip tai padaryti. O toliau tai viskas labai paprasta, kai išmoksti. Taigi toks mūsų yra atnaujintas tinklalapis. Dar galim pažiūrėti patarimai. Kalėdonių pakavimo metu buvo pradėti daryti. Pasidarė kiek tai tvarkingesnis, gražesnis. Gal dar yra vienur kitur tų stokinių nuotraukų. Dar vienas kitas vertimas, ne iki galo sutvarkytas, bet planas mes vėliau skirsime laiko. Ir jeigu jau prabilau apie laiką, tai viso šito perdarimas, nes iš esmės trynėme viską, kas buvo seno. Viską, kas buvo sena, mes ištrynėm ir įdėgiam viską iš naujo, visą informaciją, asortimentą, produktus. Praktiškai iš naujo buvo sukurtas tinklalapis ir mes viso prie jo užtrukom per beveik 38 valandas. Tai praktiškai savaitę laiko. Taip mes čia 3 žmonės prie šito projekto prisėsdami skirtingų metų darbavomės ir gavome tokį rezultatą. Tai vis tiek užtrunka paveiksliukų parinkimai, užtrunka informacijos sudėliojimas, derinimo klausimai, reikėjo papildomos informacijos susirašyti, susikurti, susidėti. Tai vis tiek tai yra tam tikri laikas, kaštai, prie kurių sugaištame.
Labai daug dalykų būna kitą kartą, ko nepagalvoji. Iš tikrųjų, reikiamo teisingo paveiksliuko parinkimas, jo atradimas ir kad nebūtų pažeistos autorinės teisės ir panašus tokie dalykai tampa tikrų iššūkių. Šiuo atveju mes ėmėme paveiksliukus tiesiogiai iš kurjerių, kad parodyti, kad gali įsigyti šitiems kurjeriams skirtas dėžutės, kurias yra pritaikyti. Tai toks yra projektas, 38 valandos, savaitę laiko sugaišta, kadangi fiksuojam laiko apskaitoj klaviatūros pelės mygtuko ir ten kas 5 minutės daro print screenus, tai labai aiškiai apskaičiuota ir tai yra efektyvaus darbo laikas. Tai jeigu mes paimtume ofise, jeigu būtume kūrę šitą projektą, tai bendras laikas būtų užtrukęs ženkliai daugiau. Turėtume gal kokį 50, gal netgi 55 valandas, nes vis tiek išeini kavos, į tualetą, primyn atgal, o pas mūsų taip, kad nustoja dirbti, spaudi stop, atlieki savo reikalus, pradedam dirbti, spaudi start. Tai leidžia apskaičiuoti labai efektyvų darbo laiką, apimtis ir žinoma ateities projektams. Plius minus, kaip tai gali atrodyti, kaip tai užtruks, su visų produktų įkėlimu, su minimaliais aprašymais, priskrimais, kategorijų sukūrimais. Tokie smulkmeniški dalykai, bet jie kitą kartą nemažai laiko paima. Taigi, dėžutės paštomatams. Kyla klausimų? Rašykit.